vadovas profesorius Vytautas Landsbergis. Labai gražu. Brangieji mano, susitinkame mūsų svarbiausioje vietoje, svarbiausioje dieną. Kadaise prieš 108 metus kėlėsi pavergta Lietuva. Anot Maironio pati savęs valdovė. Tuos žodžius verta esmingai suvokti. Nebe Rusija Lietuvos valdovė ir ne Vokietija. Nėra kitų Lietuvos valdovų, tik ji pati. Tautos patvaldystė. Koks regėjimas paskelbta čia, vasario 16 dieną. Praeiti lieka visas baudžiavinis ir pobaudžiavinis XIX amžius. Vienoj pusėje šlėkta, kitoj pusėje dvaras. Tu nežinai, Dominikai, kas tavi baras. Siautė sukilimai už laisvę ir smurtai už nelaisvę, bet stojosi Lietuva, nutraukusi grandines. O nelaisvės kamaradai ir tavariščiai vėl atėjo su savo vergijomis. Teko dar sykį ir dar nesykį laisvintis. Dabar esam naujo didžiojo išbandymo slenkstyje. Tarsiu apie tai keletą žodžių. Nelaisvė gresia ne tik Lietuvai. Pasaulėlis ilgokai gyveno iliuzijomis, kad antrasis didysis karas bus jau paskutinis, kad proto šrateliai ėmė suktis, kad taika geriau negu karas. Nė velnio ateina žlobai, kuriems karas geriau negu taika. Ir čia stovime mes, Lietuva, liūdnomis mažosios Kelmickų Zitos akimis. Stovime dviem užsispyrėlio žemdirbio kojomis. Tvirtai atsirėmė į gimtąją žemę. Viena jų tai žmoniškumas, kita sveikas protas. Ginsimės be abejo ir ginsime taiką Lietuvoje ir pasaulyje. Nesitrauksim. O ditvoniai pasinešę kariauti, ypač vienas, kuris sako, kad aš daugiau nieko nemoku. Atjauskit piktąjį duraką. O mūsų tarpe Lietuvoje, žiūrėk, irgi randasi vis daugiau mušeikų.
Iš kur jie? Nemokate dirbti? Nenorite dirbti? Begalis kalbų aplink ir tarp mūsų apie tariamai naują pasaulio tvarką. Esam tų kalbėtojų bauginami ir patys bauginamės. Bet pirmiausia, kaip dažnai būna, tai nėra naujas melas apie naują tvarką, o žmogėdrų geismai susigrąžinti būtent labai seną pasaulio tvarką. Aiškiau negu bet kada matome, kad yra tik dvi tvarkos. Viena grindžiama tautų ir žmonių sutarimu ir principu, kad nekariauti yra geriau negu kariauti. Bėda su veikėjais, kurie skundžiasi, kad mes nieko daugiau nemokam. Mūsų Dievas, sako jie, mūsų tikėjimas yra kumščio jėga. Ir mes žengiam iškėlę jėgos vėliavą. Silpnesnieji turi paklusti. Senoji Europa, iš dalies ir buvusioji euroatlantinė civilizacija po baisių 20-ojo amžiaus pamokų, o dar joms tebevykstant, mėgino susidėstyti naują modelį, naują tvarką. Gal nesižudėkim, gal nebūkim kanibalai vieni kitų atžvilgių. Taip gimė viltys, iliuzijos, net utopijos, kad randasi štai nauja pasaulio tvarka, o maži karai greit slopinami. Deja, didieji galiūnai arba jėgailos vis vien liko su senais papročiais ir žaislais. Kadangi branduolinėme amžiuje berniukų žaislai itin brangiai kainuoja, žmonių gerovė išeina pro kaminą. Pirmiausia, didžioji gerovė, kurios vardas taika. Kai mano mažiausios draugės nusibastė su močiute Birute į Vaterlo mūšio lauką ir muziejų, kuris įspūdingai rodoma, kokios milžiniškos kariuomenės čia grūmėsi ir žudėsi tūkstančiais. Ar jie nugalės Napoleoną? Ar Napoleonas Britus, vokiečius, rusus kartu sudėtus? Tai 6 metų mortelė stebėdamasi paklausė, o kodėl jie negalėjo susitarti? Niekas neturėjo ir lygi šiol neturi nei morteliai, nei Kelmickių tai žmoniško atsakymo. Tad, mieli artileristai ir čekistai, jeigu net mortelė nustebus nemato nekariavimo problemų, tai kur kiurksote jūs? Kur kirmėjate? Užmirškite visokias
pyp demokratijas, bum demokratijas ir bumčikokratijas. Juk skirtumo beveik nėra. Tik noras prasibrauti pakaitomis su ta neva sava vėliavėle. Užmušim visus kitus ir bus gerai. Toliau plepėsim apie karą Ukrainoje, bet ne Europoje, ne pasaulyje. Tektų pripažinti, kad vis dar tęsiasi didysis karas, kuriam galo nėra ir nebus, kol trimituos didžioji skėrių armija, kad jai skirta viską nuėsti. Vienam dideliam žmogmėsėdžiui arba kanibalui neseniai buvo leista užpulti mažesnį kaimyną ir gerti jo gyvybę, kiek ištvers. Kodėl jūs leidot, didžiūnai? Kodėl prakirmijęs sengalviai kapituliavo, negynė naujojo taikingo pasaulio? Dabar turime. Dalis ravų ravėtojų neva balsuoja, neva skaičiuoja ir vėl sėdim toj pačioj šūdmalos kupetoj. Ar Grenlandiją pervadinsim į Putlandiją? Ar į Skilandiją? Ar į Trumplandiją? Štai žmonijos didžioji problema. Ne, broliai, baigim karą savyje, savo medinėse širdyse, springstančiose nuo godulio. Reikia įveikti godulio virusą, kitaip nieko nebus. Ta ir šventraštis sako, jei meilės nebus, nieko nebus. Iš savo kampo, kol gyvas, kartoju ir kartosiu, te laimi žmoniškumas ir sveikas protas. Čia pagrindinė Lietuvos religija. Tebūnie taip, o visos kitos yra plepologija. Jaunimas turėtų drąsiau siekti valstybės vairų. Šalin plepologų mokslinyčias. Dainuok, Lietuva, ir tu nugalėsi. Tik nepamiršk pagrindinio filosofinio mortelės klausimo. Kodėl jie negalėjo susitarti? Ačiū Jums.
Vasario 16. Švęskime nepriklausomą Lietuvą.